Jei turime sudėtą pirmą sluoksnį, galime pradėti dėlioti antrą. Visų pirma, kubą reikia apversti aukštyn galva. Štai taip, turėjome žalią. Dabar mūsų viršutinė dalis yra mėlyna. Niekas apverčiant kubą nepasikeičia. Štai čia turime R, čia L, čia U, čia F, čia D. Tik tiek, kad dabar mūsų viršutinė dalis yra mėlyna. Antras sluoksnis yra ši vidurinė kubo dalis aplink visą kubą. Norint ją sudėti, reiks dirbti su kraštais. Pavyzdžiui, raudonam ir geltonam centrui reikia raudono ir geltono krašto. Susirandame jį. Štai čia matome geltoną raudoną kraštą, mums jį reikia įdėti į šią vietą. Norint jį įdėti į reikiamą vietą, pirmą reikia gauti liniją iš vienos spalvos. Sukame kraštą tol, kol jis sudaro vienspalvę liniją. Tuoj parodysiu, kaip tai padaryti. Štai turime reikiamą kraštą, pasidedame kubą tiesiai prieš veidą ir sukame tol, kol gauname gražią vienspalvę liniją. Dabar pažiūrime, į kurią pusę mums reikia šį kraštą įdėti. Matome į dešinę. Šį kraštą įdėsime čia. Ne ten, kur balta raudona, ten, kur raudona geltona, nes turime geltoną raudoną kraštą. Jeigu dėsime šį kraštą į dešinę pusę, naudosime šią formulę. U palei laikrodžio rodyklę, R palei laikrodžio rodyklę, U prieš laikrodžio rodyklę, R prieš laikrodžio rodyklę, U prieš laikrodžio rodyklę, F prieš laikrodžio rodyklę, U palei laikrodžio rodyklę ir F palei laikrodžio rodyklę. Štai matome, mums reikiamas geltonas raudonas kampas atsirado tinkamoje antro sluoksnio dalyje. Na dabar galime ieškoti raudono balto krašto. Vėl jį susirandame. Štai jis čia. Reikia, kad jis atsidurtų štai šitoje vietoje. Šį kartą kraštas eis ne į dešinę pusę, o į kairę. Naudojame panašią formulę, truputėlį kitokią, skirtą kairiai pusiai. Naudojant formulę, šis kraštas eina gražiai į savo reikiamą vietą. Taip pat kaip naudojame dešinę formulę, kraštas ėjo štai taip į savo vietą. U prieš laikrodžio rodyklę, L prieš laikrodžio rodyklę, U palei laikrodžio rodyklę, L palei laikrodžio rodyklę, U palei laikrodžio rodyklę, F palei laikrodžio rodyklę, U prieš laikrodžio rodyklę ir F prieš laikrodžio rodyklę. Štai turime dar vieną gerą kraštą. Dabar ieškosime oranžinio balto krašto. Matome, kad jo viršui nėra, jis yra čia šone. Kaip man padaryti, kad jis atsirastų štai čia? Pirmiausia, jį turime atsikelti į viršutinę sieną, kad galėtume jį nugabenti čia. Kaip tai padaryti? Atsisukę priešais kubą naudojame dešinę formulę. Nesvarbu, kurį kampą pasirinksime, formulė vis tiek veiks. Esmė ta, kad esantis čia kraštas naudojant dešinę formulę susikeičia vietomis su šituo. Tai jeigu mes dabar panaudosim tą formulę, oranžinis baltas kraštas atsiras čia, o mėlynas geltonas čia. Tai pabandykime padaryti.
Štai čia atsirado mėlynas geltonas kraštas. Dabar žiūrime, baltas oranžinis atsidūrė štai čia. Matome, vėl turime viršutinėje kubo dalyje kraštą. Atsisukame taip, kad sudarytų gražią liniją ir matome, kad mums reikia jo dešinėje pusėje. Naudosim dešinės pusės formulę. Štai mums reikiamas kraštas atsidūrė tinkamoje vietoje. Dabar ieškosime geltono oranžinio krašto. Štai iš karto jį turime čia. Atsisukame taip, kad sudarytume liniją gražią. Įdėsime į dešinę, tiksliau į kairę pusę. Jis keliau štai taip. Naudojame kairės pusės formulę. Štai atsidūrė tinkamoje vietoje. Sveikinu, sudėjome antrą kubo sluoksnį.